Sveiki visi! Taigi, senai jau dariau video ir šiandien video bus apie tai, kiek kainuoja įvairus kolekcionavimas, ar tarkim netgi ne kolekcionavimas, o rinkimas įvairių tokių retro dalykėlių, kaip vaizdajuostės, video grotuvai, konsolių, kompaktiniai diskai visokie ir panašiai. Taigi, kaip ir susidomėjau tokiu pusiau rinkimu, kažkokios kryptingos vienos sferos neturiu, mane domina ir įvairios vaizdajuostės, ir DVD filmai, ir taip pat žaidimų konsolės įvairios su jų žaidimais ir taip toliau. Tai vat, kaip sakant, tokie biški retro dalykėliai, kurie buvo kažkada įdomus prieš 20-25 metus. Tai vat dabar man kažkaip šitą sferą patinka, nes kažkiek primena ir senus laikus, ir vaikystę tą mūsų ir taip toliau. Tai vat kaip ir visai smagu šiais laikais dar tokių dalykų atrasti ir juos išsibandyti, prisiminti, kažką išgelbėti, atregeneruoti, ką pavyksta ir panašiai. Taigi, o tai visumoje kiekvienas hobis, kiekviena veikla reikalauja tam tikrų finansų, taip pat ir šitoje vietoje neapsieisim be finansų ir dabar padarysim dalyką, kaip ir daugelis mėgstam paskaičiuoti svetimus pinigus. Tai yra paskaičiuosim, kiek per kokius 1,5-2 mėnesius aš išleidau pinigėlių įvairiom vaizdajuostėm, įvairiem žaidimų konsolėm ir panašiai ir viską, ką pirkau. Taigi padariau tokią samatėlę, apsiskaičiau ir pakropau, kad aš tiek daug išleidau, atrodė, perki, ten 20 eurų, 30 eurų, kem eurų atrodo nedaug. Ir va taip pirkinėjai, šudėliauji ir galutiniam rezultate gavosi visai didelė suma. Taigi, iš tokių pirkimų, tai pirmiausia, gal aš pradėsiu labiau nuo vaizdajuosčių ir video grotuvų, greit prabėgsim, nes jų nėra daug, kaip sakant. Taigi, kaip žinia, kas mano kanalą sekat ir žiūrėt video, tai buvau nusipirkęs už 5 eurus dėžę 31 vienetą video kasečių. Aišku, dar mokėjau už siuntimą tenai, berods 3 eurus. Tai grubiai tariant, didelė, va, tokia dėžė vaizdajuosčių. Aišku, ne firminių, o tų tokių, kur buvo įrašymui skirtos. Tokių firminių ten berods labai nieko ir nebuvo. Tai va 31 kasetė, tokia dėžutė, man visumoje kainavo 8 eurus. Tai labai nedaug, nes kasetės, kaip sakėm, už 5 eurus už simbolinę sumą pardavinėjo. Tada, kaip žinia, dariau antrą pirkimą, kur buvo 35 video kasetės. Ten jau suma buvo didesnė, už tas kasetės prašė 15 eurų plus 4 eurų už atsiuntimą. Taigi dar sumuojam prie jau tų pirmųjų kasečių šitos 19 eurų ir ten jau kasetės buvo rimtesnės. Taigi, kaip ir minėjau, kasetės rimtesnės, tai aš jas dabar pabiškai prasukinėjau, žiūriu. Tai, nežinau, gal ne visai gerai telpa viskas, bet čia yra keletą kasečių, tada visa šita eilutė, čia keletą kasečių ir dar viršų yra kasečių. Tai va, tai žodžiu, iš tų 35 irgi ten nemažai buvo tų gerų kasečių. Tai va, ten jau buvo firminės geros kasetės, tai su normaliais filmais, kokybė gera, tai lyginant su pirmom 31 kasetė, kurios beje, ten kadangi už tą simbolinį mokestį tikrai buvo neprižiūrėtos, gerai nesaugotos ir ten turbūt ilgą laiką valiojos kur nors garaže, taip toliau, žodžiu, netinkamom sąlygom, tai tos juostelės yra apsioksidavę, reikia atlikti ten specialų kasečių valymą ir taip galima tas kasetės atgaidinti ir tikrai galima išgelbėti. Tai čia bus ta veikla, gaivinimas kasečių biški sekančiuose vėlesniuose video, kai turėsiu biški daugiau laiko, gal iš kažkokio neveikiančio vaizdajuosčių grotuvo pasidarysiu lengvesnį tokį įrenginį valymui, kaip sakant, kad suktų man tas kasetės. Tai iš tikrųjų galima ten su alkoholiu ir taip toliau tas kasetės, tą oksidą nuvalyti nuo tų juostelių ir tos juostelės atsigauna ir vėl tada visai gerai rodo. Tai, žodžiu, čia bus veikla kitai. O šitos, antras siunta, 35 kasetės už 15 eurų plus siuntimas 4, tikrai buvo geros ir ten tokių su oksidų, gal nežinau, šios dėžės tik 1 ar 2 buvo. Aišku, kelios buvo dar tokias paprastas, o kitos visos, kaip sakant, originaliuose pakuotėse. Tai tikrai esu patenkintas to pirkiniu, skaitau, tikrai pakankamai pavyko pigiai nusipirkti. Tada ką? Tada pirkau vaizdajuosčių grotuvus. Vienas vaizdajuosčių grotuvas dievų, tai berods vietom gal nesukeisiu ir nesumaišysiu, tai berods šitą už 15 eurų pardavinėjo, plus už siuntimą paėmė 4 eurus, tai berods 19 eurų. Tuoj pažiūrėsim, špargalken. Jo, 19 eurų už va šitą veikiantį videką. Tai va su juo pradžiui ir žiūrėjau. Visai geras, dievų, rodo gerai. Tai va, irgi yra pagrindė skarto jungtis. Tai to užtenka pilnai. Sekantis grotuvas tai buvo Samsungas, tai yra kombo.
veikia ir kasetės, ir galima DVD filmų žiūrėti. Tai šitas kainavo 25 eurai plus berods 3 eurai ar 4 eurai, ne, 3 eurai berods siuntimas, tai va dar plus 28 eurus. Tai va, tai irgi šito patenkintas ir šitą pasiimtis. Beje, dar nusipirkau ir staliuką, radau skelbimuose vietoj Zarasų rajone pardavinėjo staliuką televizoriui, kadangi pavyko gauti didelį 29 colių įstrižainės Philips kineskopinį televizorių. Tai būtent retro žaidimom ir netgi vaizdavęs ten žiūrėti visai, geras vaizdas visai faina per jį žiūrėti. Tai va, iš tikrųjų šitas staliukas man 20 eurų kainavo, bet aš jo jau nebeįtraukiu, nes čia jau kaip nebe įranga, o baldas. Tai į sąmatą aš jo netraukiu, bet teko įsigyti, nes dabargi visi turim šitos plokščius telikus, viskas kaba ant sienų ir tokių spintelių mums dažniausiai jau telikam nebereikia. O čia, kadangi krūva konsolių, krūva videkų, ir telikas senas, tai kažkur ant kažko jį reikia pasidėti. Tai teko vėl įsigyti tokią spintelę. Taigi, bendroji sumoji, išleidau visam vaizdavystėm ir vaizdo grotuvam 74 eurus. Nu tai visai nemaža suma, bet aišku, 2 videkai, krūva vaizdavysčių, iš jų dalis visai neblogų, tai tikrai skaitau visai neblogai. Taigi, o dabar apžvelkim žaidimų konsolės. Taigi, vienas iš pirmesniųjų pirkinių buvo lieva šių laikų kitaiska štampovkė, kaip sakant, diskėčių kompiuteris, kuriame viduje jau netgi be diskėtės yra integruota, ten 9999 žaidimai, iš tikrųjų tiek nėra, jie ten po to tiesiog repitas padaryta, kartojasi, bet tokia konsolė, aišku, jinai biškį striginėja, biškį tas įjungus meniu kartais kimba, tai reikia ten po 5 kartą rezetą spaudžiat poverį, kol ten atsidaro normalus meniu, bet iš esmės, pažaist, pamaigyt, išeina, konsolė buvo su 2 tokiais pulteliais, vienas toksai, kitas toksai, tai vat, kaip sakė, kitais kašudas. Ir išleidau berods 9 eurus, bijau sumiluoti. Pirkau per Vintedą, tai su visais jau draudimais, su apsauga, su siuntimu atsėja 9 eurai tokia konsolė. Yra ir blokelis ir viskas. Tai va tokia konsolėlė. Vien dėl to pirkau, kad kitas tik turėti joystickus va tokiem lėviem. Ir aišku, kaina pigiau grybo. Tai maža ko gali prireikti už tokias konsolės kitas tik ateityje. Plius, kad korpusas yra labai tas standartinis tokiem visokiem analogam ir panašiai, tai, kaip sakant, gali praversti. O antras pirkinys, kurį įsigiau iš konsolių, tai buvo PlayStation'as 1. Pirkau jį per Skelbiu.lt, pardavinėjo jį berods už 25 eurus, bet su pardavėju susirašius, sakau, man reikėtų dar kokių gal žaidimų turi, sako, taip, porą kompaktų turiu, tai jis už tos kompaktus susiprašė po 5 eurus, tai sako, vis tiek, nors kokius pradžiai žaidimus reikia turėti. Va, Rugrats yra tas ar koks ir kompaktas Rayman. Kompaktai originalūs, juodi, kaip ir viskas pasileidžia, viskas su žaidimais yra tvarkoj. Tik, aišku, pardavėjas komplektan prieš tos konsolės, kai rašė, kad prideda visus laidus, tai iš tikrųjų pridėjo kažkokį visai nuo kitų konsolių, ne nuo PlayStation'ų tą AV laidą, nežinau, ten gal nuo Gamebox'o kokio ar nuo kažko, žodžiu, ta jungtis visai netinka. Tai kurį laiką aš negalėjau pasijungti prie teliko ir iškart pasitikrintas konsolės. Taip pat ir pultelio laidas prie pultelio buvo vienoje vietoje, ten, prie pat pultelio, kai įeina laidas, toje vietoje išlūžė. Tai vienu žodžiu, aš net praktiškai nežaidęs prasardžiau pultelį ir tuos laidelius biškę apsisiliavau, nes tikrai jie ten tarpusavy spalvas lietėsi, tai nežinau, pardavėjas ar ten specialiai, nespecialiai tokį šūdiną pultą įkišo, tai labai aš jam ir nieko neberašiau, nes aš jam buvau prieš tai parašęs, kad, žinai, tu atsiuntei, bet į komplektą laidą visai netokį kažkokį įmetį, negaliu prie teliko prisimti. Bet aišku, žmogus net per Skelbiu.lt čatą nieko nebeatrašė, kad oi, Sauri, suklydau, ar ten, taip mano klaida, jeigu reikia, ką nors darom, išsiųsiu ten kaip nors užsiuntimo porą eurų kokių damės, kažką va tokio, vis tiek kažkaip, ar bent jau būtų parašęs Sauri, atsiprašau. Suklydau gal netyčia, bet, sakė, emocijų jokių neparašė, tai aš jau labai nebesigilinau, ten nei man už tokią kainą ten buvo noro koliotis dar kažką tenai, tai aišku, už tą pultelį pasitvarkiau, bet tas pultelis irgi nelabai gerai veikia, tai spėjau, nežinau, nuo tų nugraužtų laidų kaip jokios gal jau ten jisai pasitrumpinęs buvo ar kas nors, tai normaliai ir neveikia, tai naudoju PlayStation 2 pultą, tai va, grubiai tariant, ir dar irgi su to PlayStationu ne viskas yra gerai, iš tikrųjų garsas biški toks yra kažkoks šaižiantis, nenormalus, nėra taip, kaip, pavyzdžiui, YouTube pažiūri pas kitus, tas normalus
geras garsas, biškis su tokiu kažkokiu priemaiša triukšmo. Tai va irgi kažkas matyti yra jau su kažkokio garso čipu ar kuom ten, aš nežinau, viduje kažkokia problemėlė. Tai va iš tikrųjų praktiškai įkišo, veikiančią, bet dišauja biškai veikiančią garso požiūrių konsolę su lievų pultu ir dar netinkamą laidą pridėjo. Tai va, tai man šitas dalykas malonumas kainavo bendroje sumoje su žaidimais, tais dviem kompaktais, 3-8 eurų su atsiuntimu su viskuo. Tai kaip minėjau, aš labai nesigilinau. Vis tiek gal ateityje dasipirkinėsiu dar konsolės tokias, tai vis tiek kažkur kažkas irgi pasitarnaus pradžiai. Tai va, nors jau beveik 40 eurų ta suma, tai taip ir būtų galima smegenis gal paknyti žmogui už tokius bairius, kaip sakant. Laidas netoks, pultas su nugriauštų laidų ir kaip ir nebuvo užsiminta, kad pultas bus blogas ir panašiai. O, kaip sakant, parašyta PlayStation su pultu. Tai va, ir beje, tas skelbimas dar ir toliau kabo, tai pasirodo, tas žmogus pastoviai tos PlayStation stumdo, tai nežinau, ar čia man taip nusisekė, kad sudėjo chlamą, ar jisai chlamą iš kažkur traukė ir deda visiems tokį. Tai va, tai linkėjimai Deividui į Palangą, tai va, jeigu kas pažįsta Deividą iš Palangos, kuris pardavinėja PlayStationus, tai labas Deividai, pavardės neminėsiu, atsiuntė totalų chlamą, tai nežinau, nesu patenkintas. Tada antras pirkinys, tai šituo esu labai patenkintas Vinted. Tai PlayStation'as 2. Taigi, kaip ir minėjau, kitas pirkinys, tai PlayStation'as 2 su dviem pulteliais, vienas originalus, vienas tas Esperanza analogas. Tai ta Esperanza biški vienas joystickas irgi paklypa, bet kaip ir veikia pultelis ir pats PlayStation'as 2. Tai va, šitas gražuolis, aš čia netrauksiu, daug kas turbūt matė PlayStation 2, čia yra tas FAT normali stambita versija didelė, kur hardą galima įdėti taip toliau. Tai va, niekas neišlūžė, atminties kortelė, dovanų 8 megų, viskas puikiausiai veikia, kompaktų skaito ir aš už jį sumokėjau, bijau sumeluoti. Tik irgi man sekasi su laidais. Pirkau tą antrą PlayStation, aš nepažiūrėjau, tiesiog aprašymui buvo nepaminėta, kad nebus vaizdo laido. Tai tiesiog pažiūrėjau, kad paskaičiau ir po to, kai jau atsiuntė, žiūriu, laido nėra, pradėjau žiūrėti aprašymą, akurat parašyta pultelis, konsolė, maitinimo blokas. Apie vaizdo kabelį nieko neužsiminta ir nėra irgi žodžio, kad bus pridėti visi reikiami laidai. Tai kaip ir prisikabinti prie šito dalyko nėra ir man PlayStation'as 2 kainavo 28 eurai, kem 4 centai. Tai va, pirkau per Vintetą, tai šiaip už tokią kainą praktiškai 30 eurų nesiekė. Esu patenkintas šito PlayStation 2, tikrai. Antras pultelis, tik sakau, vienas joystickas biškiai klyba, bet šiaip iš esmės ir atminties kortelė, ir DVD skaito, ir pultas originalus veikia. Vienu žodžiu, praktiškai už tokią kainą, kaip PlayStation 2 tikrai priekaištų neturiu ir pats būklė, korpuso, viskas neišlaužyta, taip toliau. Tai va, šituo pirkiniu esu bene labiausiai patenkintas, gal paėmus taip va, iš visų pirkinių. Tada dar vienas irgi pirkinys, kuriuo esu patenkintas, tai čia praktiškai vietai Visagine. Per Facebook atradau, tai už 60 eurų, man atrodo. Nusipirkau Xbox 360. Vienas bevėlis pultelis, kitas yra baltas, jisai prijungtas per laidą. Tai vat, tai du pulteliai, pati konsolė, aišku, be hardo nėra dėta, bet buvo atmintukas 8 gigų, seibom ir panašiai. Ir tada komplekte prie to Xbox 360 buvo keletas kompaktų. Tai jeigu dabar nesusimaišysiu tarp visų, tai berods 5 ar 6 kompaktai ir jeigu gerai susidėjau, tai NHL 14, Batmanas, Tiger šitas Woodsas, Golfas, tada Diablo 2, Fable, čia kažkoks Fable, susimaišiau, Fable kažkoks, Fable 2, Tomb Raider kompaktėlis, Underworld ir Virtua Tennis berods irgi va šitas buvo. Tai va, berods 6 kompaktai buvo. Tai va, tai 60 eurų, Xbox'as su 2 pulteliais, su visais laidais, maitinimais ir 6 kompaktais. Tada sekanti konsolė, kurią pirkau ir išleidau 60 eurų. Tai pirkau nuo draugo, nuo pažįstamų. Vietoj, nereikia niekur važiuoti iš niekur siustis, kaip sakant, patikimai iš savų, tikrai pardavė labai, skaitau, nebrangiai, kaip sakant, kainas kažkokios nusistatę neturėjo, tai praktiškai, sako, mes vis tiek nežaidžiam, iš spintą iš kampo į kampą mėtam, per 2 metus vieną kartą sugalvojam įsitraukti, valandą pažaidžiam, numetam, tikrai nereikalingas daiktas, dulkes renka
ir vienu žodžiu taip toliau. Tai Xbox Original, tai va tokį Xboxiuką su 2 pultais, maitinimo blokų, kabelių pajungimo ir dar kas geriausia, tai šitas Xboxas, pas juos buvo daug žaidimų prie šitą Xboxą, va, net 17 kompaktų, tai galima trumpai greit peržvelgti. Tai yra Jamesas Bondas 007 kompaktas, tada Falloutas žaidimėlis toksai. Tada Rainbow Six 3, toksai kompaktas ėjo. Driver. Toka Race Driver kažkoks. Net visų dar nepatikrinau, žinokit. Colin Mack Rally 4. Rally Sport Challenge toksai. Tada kažkoks demo, kompaktas iš kažkokio žurnalo ar kažko Xboxinio, vienu žodžiu, su kokių gal 6 žaidimų demo kažkokiam bandomosiam versijom. Tada Conflict Desert Storm, toksai kompaktėlis. Need for Speed Undergroundas. Tada UFC Type Out, kažkoks Ultimate Edition Championship, vienu žodžiu, muštynės, reiks išsibandyti įdomu šiaip tai. Tada Driver vėl čia. Tada Halo 2 kompaktėlis. Tada Halo paprastas. Tada Matrica žaidimas. Split Cell kažkoksai tai irgi. Ir Grand Theft Auto San Andreas kompaktėlis. Tai va, tai su 17 žaidimų ir, kaip sakant, man įkainavo 60 eurikų. Tai va, šito pirkiniu irgi esu bene labai patenkintas kaip ir PlayStation 2. Tai va, tai irgi skaitau pakankamai pigiai veikiantis, funkcionuojantis, su galybė kompaktų, kaip sakau, netgi kitas gal kompaktai tie žaidimų yra biški vertingiau negu pati konsolė, nes kai pažiūri tokių Xbox konsolių, tu ten po 30 eurų visokiam vindėte gali prisigaudyti. O va, žaidimai, nemažas kiekis, man patinka pirkti dideliais kiekiais, tada pigiau gaunas. Nes taip po vieną pirkinėt kompaktą po kelis eurus gaunasi daug, o kitas va tokie rinkinukai ar kažką su krūva kompaktų papildomų tikrai gali tokį variantą bendroje sumoje nusipirkti nebrangiai. Taigi, tada sekantis pirkinys buvo PlayStation 2 irgi per Vinted kompaktų krūvą. Tai va. Beje, PlayStation 2, kadangi, kaip ir minėjau, nei PlayStation 2, nei pirmam nebuvo vaizdo kabelio, kadangi vienam ir nebuvo komplekte, kitam įdėjo netokį, tai teko man iš Playbox'o užsisakyti vaizdo kabelį PlayStation'am, tuo pačiu, kaip ir siuntimas viskas, tai tiesiog ten ale su išpardavimu po 5 eurukus pasiėmiau bent porą žaidimų, tai vat tokį nupirkau iš jų ir Coliną McRae'ų 4, tai čia yra PlayStation 2. Coliną McRae'ų aš jau turiu ant Xbox'ą, bet ir PlayStation 2 reikia kažką. Tai visai šitie geri, su mašinom pavarinėti ir su snieglente pačiuošt, visai patinka. Ir tada, aišku, dar per Vintetą nupirkau PlayStation 2 23 eurus be 1 cento, nupirkau 11 kompaktų PlayStation 2. Tai čia net nežinau, kas čia įsimaišė. Bedekliuko kokio tai, čia nėra, tai va, tai 11 kompaktėlių, Lord of Rings, tada LMA Manager kažkoks 2002, tada Split Cellas, jau kažkur matytas prie Xbox apirot šitas žaidimas, bet turiu dabar ir PlayStation 2, Medal of Honor Frontline kažkoks irgi PlayStation 2, The Incredibles ar kokie čianai. Tai va. Tada Spiel Center vėl kažkoks tai. Music Maker, tai čia turėtų būti programa, kiek žinau, muzikai. Maiden irgi su regbio žaidimukas. Tada Racers kažkoks, vienu žodžiu, su žirgais, žirgų sportas žaidimas kažkoks. Tada Lego Star Wars 2 kažkoks va, kompaktėlis PlayStation 2.
Ir tada Lego Star Wars Video Game kažkoks, tai va 2 Lego netgi žaidimai. Tai va tokį rinkinuką nupirkau 11 kompaktų už 23 eurus per Vintedą su visais draudimais, su visais siuntimais. Tai dar užsisakiau Xbox'ui 360 12 kompaktų, irgi kainavo 22,99, tai grubiai tariant irgi 23 eurus. Tai FIFA 15 koktėlį nusipirkau, Battlefieldas 3, Fable 2, kai kurie žaidimai kartojas, bet Ghost Recon kažkoksai tai. Ghost Recon, vėl kažkoks Advanced, čia nežinau, tas pats, ne tas pats, kažkoks, bet viršelis kitoks truputėlį. Tada Brink kažkoks kompaktas, tada Classic Gear of Wars kažkoksai, Homefront, John Lomu Rumby Challenge, vienu žodžiu, toksai kažkoks vėl su reikiu. Mass Effect, masinis efektas kažkoks kompaktėlis, visai šiušėlio fainai atrodo. Tada Stranglehold, kažkoks John Woo, kažkoks Stranglehold, vienu žodžiu, žaidimėlis. Tom Clancy's End War kažkoksai. Pasaulio kokia tai pabaiga. Čia pagal filmą gal tą turbūt. Ir NBA 2014. Tai va, tai čia už 23 eurukus toks pirkinys. Tai va, ir berods, kaip ir viską apžvelgiam. Dar užmiršau pasakyti. Tai dar paskutinis dalykas, tai tipo Sega Mega Drive 2 konsolė per Vintedą, kurią įsigijau už 33,69. Tai komplekte toks neoriginalus pultelis, kaip ir pati konsolė neoriginali, bet čia yra tų laikų jau kaip ir klonas, pagal vidų matosi. Aišku, blokelis irgi neoriginalus. Ir Road Rush 2 disketė, tai nežinia ten. Originali, neoriginali, sunku pasakyti, nesu iš to vietos sferas, bet vienu žodžiu, tokį rankinuką nusipirkau, tai konsolė tikrai veikia gerai ir palyginti jungus su ta kitaiska, kur ten už tuos 8 eurus ar už 9 nusipirkau, tai tikrai nėra ką lyginti, pajungus prie teliko veikia tikrai 100% geriau ir kažkokio lūžimo, užkibimo, ten maigymo rozeto, kad pasileistų tikrai nepastebėjau. Tai va tokia mano mini kolekcija. Aišku, dar turiu, kaip minėjau, Nintendo NES'ą, tai jisai originalus, aš jo nepirkau, turėjau gal 15 metų, kažkada žmona, kai Norvegijai buvo, jį atvežė dovanų radus, kaip sakant, tai kaip ir daugelis užsienį išvažiavę kažką įdomus atsiveža, tai vat, ir aišku, aš turiu dar kolekcijai, va tokių diskėčių, tai aš jų irgi nepirkau, jas kartu atvežė su tą konsolę. Tai čia, kadangi jau apžvelgiu visą savo abiejų kolekciją, tai va, Black Manta diskelis, manau, kad jie turi būti visi originalai, nes tikrai konsolė jau pas mane gal 15 metų guli, Gremlinai 2, Robocopas, Top Gunas, Ninzės Vežliukai Mutantai, dar netgi su lipdukais kokiais tai užrašyta, norvegiškai, kas tai Super Mario Bros. Ir antyčių šaudimas. Tada Simon Questas. Kažkas barška viduj, bet disketė veikia. Ir Batmanas. Tai tokių konsolių krūva. Tai skaitau, šitas komplektas bene gal pagal vertę pas mane yra brangiausias, nes originali konsolė su abiem originaliais pulteliais, su originaliu maitinimo bloku ir dar 8 originalios disketės, tai manau tarp 100–200 eurų turėtų būti tokia vertė. Pulteliai nenudrošti, gražus, aišku, pažaidžiu kartais, bet stengiuos taupyti. Tai per daug nelošiu, tai va tokia mano ir kolekcija, ir tuo pačiu samata. Tai va, kai ką pirkau, kai ką nepirkau, ką pirkau apžvelgiam ir galutinė suma gaunasi tokia. Taigi, jums spręsti, daug ar nedaug, per 1,5–2 mėnesius išleidau pinigėlių.
šitiem įvairiam savo hobiam, skaitau, suma tikrai yra pakankamai nemaža, atrodo, šudeliauji, ten 30 eurų, 20 eurų, 35 eurai, 5 eurų, 15 eurų, ten 9 eurai kokie, ir perki, ir kaip ir patinka pirkti, o po to matai, kad atsumą išleidai visai nemažą, tai vat, tai kas mąstot apie kolekcionavimą, tai, kaip sakant, galima susimastyti, kad tai nėra pigus hobis, tuo labiau, kada aš pirkau pakankamai pigiausius variantus. Jeigu kažkas nori kolekcionuoti su originaliam pakuotėm, dėklais, ten taip toliau, tai kainos tada iškart kyla, kada nori grinai 100% visko originalaus. Nu, aš aišku, kadangi yra ūpas bent kažką pradžiai turėti, tai renkuosi pigiausius kol kas variantus, po to aišku, kai jau kažko turėsi, jau norėsi dasipildyti ar pamatysi tikrai gerą variantą, tai tada jau mąstysi, kad gal tą perku, aš šitą vėlgi paleisiu rinką, išparduosiu, darysiu rokiruotės ir panašiai. O pradžiai, kol tu tam hobi nieko, galima sakyti, neturi, tai tada griebi viską, kas pigiausia, kad bent tik kažką jau turėti. Tai vat, tokia pradžia, tai nežinau, spaudžiam laiką, spaudžiam piliuoti kanalą ir laukiam sekančių video. Kaip sakant, žiūrėsim, ką eigoj vėl ten sekančiam mėnesį įdomus atrasim, nusipirksim ar iš kažkur gausim. Taigi, spaudžiam dar kartą laikiuką ir iki. Geros vasaros, karštos vasaros, gerų atostogų visiems. Iki.